iš tikrųjų atrodo, nu turi viską, ar ne, ir poziciją, ir finansus, ir, ir lyg ir pripažinimą, ir kažkas vis ne taip ir ne taip. Ir aš galvoju, kas yra ne taip. A, Po to kažkuriam periode pasiekiau matyti tą nepatogų amžių, kada jau į paprastus darbus nebesamdo, o į tokio pat tipo darbą nebenorėjau grįžti. Ir buvo toks vienintelis kelias, kuris man pasirodė aiškus. Mane ir privertė susimastyti, kaip aš noriu dabar tą antrą etapą, ar ne, kai paleidi vaiką į savo gyvenimą, savo kelią, kaip aš noriu, ką aš noriu daryti dėl savęs. Dariau, kaip tu atradai savo mylimą veiklą? Ką tau reiškia prasminga mylima veikla? Dėkui, Reda, geras labai klausimas. Dažnai sutinku, dirbdam su žmonėmis, praktiškai kiekvieną dieną. Man tai buvo didelis virsmas, nes teko gyvenime pereiti per samdomą darbą, šiandien dienai dirbu savo. Teko dirbti komercinį darbą, šiandien dirbu ugdomąją veiklą, bet vienas dalykas liko nepakitęs, tai yra darbas su žmonėmis. Nes jie darbė su žmonėmis man viduje jaučiu didelę prasme, didelį pasitenkinimą ir įkvėpimą. Be abejo, žinau, kad jūs irgi ieškojate šitame kelyje, žinau, kad Milda irgi buvai šitame kelyje. Galbūt galėtum pasidalinti savo receptų arba tai, kas tau padėjo. Taip, tai aš iš tikrųjų ilgą laiką dariau karjerą ir gana sėkmingą karjerą ir man kaip ir atrodė viskas ok. Galbūt ten nesusimastydavau apie tai, ar tai yra iš tikrųjų tai, ko aš noriu, tačiau atėjo momentas, manau, kad daugeliu žmonių jis ateina, kai tu pradedi vis daugiau mąstyti, ar aš tai noriu daryti likusį savo gyvenimą, ar tai jau viskas, ar aš ir toliau noriu siekti tos karjeros, eiti į tą nuo 8 iki 5 ar 6 darbą, ar aš iš tikrųjų noriu patirti dar kažką daugiau. Ir tada pradėjo kirbėti toks klausimas, ką aš iš tikrųjų noriu daryti. Na ir o tada aš įsigryninau per savo vertybės, per savo motivatorius, per įvairius metodus aš įsigryninau, kas iš tikrųjų mane motyvuoja. Na ir kai aš pradėjau dirbti su žmonėm, kai aš pradėjau mentorystę, renginius, motyvuoti žmonės, įkvėpti juos pokyčiam, kai aš pamatydavau žmonėse pokytį, aš įgavau nepaprastai daug energijos. Ir ta energija, jinai su nieko nesulyginama, jinai nesulyginama su atostogom, su vitaminais, tai yra ta vidinė energija, kuri tau sako, tu eini savo keliu, tu realizuoji save, tu darai, ką tu iš tikrųjų nori. Aš noriu jūsų abiejų paklausti. Jūs abu dirbot tikrai darbą vadovaujančiose kompanijose. Kada buvo tas klik, kada supratot, kad nors darbas su žmonėmis tojose kompanijose taip įvyko, bet tas pobūdis kitoks turėtų būti darbas su žmonėm. Kada tas atėjo jausmas, kad noriu kitaip dirbti su žmonėm? Man tai buvo tas jausmas atsirado, kai užaugo vaikas. Na, ir kai buvo vaikas, tai tokia tarsi ir ta tokia sustiguota rutina, tu nekeli tų klausimų savo, tu tiesiog toj tokioj būty ir rutinoje. Ir tu darai, eini tą darbą ir viskas ok. Kai vaikas išėjo iš namų, atsirado labai daug erdvės, kurią norėjosi užpildyti prasmingai. Tai galbūt tas amžius ir vaiko, kai vaikas užaugo ir išėjo, mane ir privertė susimastyti, kaip aš noriu dabar tą antrą etapą, ar ne, kai paleidi vaiką į savo gyvenimą, savo kelią, kaip aš noriu, ką aš noriu daryti dėl savęs, kaip aš noriu prasminti savo likusi gyvenimą, laiką, veiklas. Labai gražiai skamba tavęs paklausius, Milda. Mano galbūt nebuvo tokia prozaikiška arba lengva kelionė, nes tai man tai buvo toks perdegimo laikotarpis, kuris vertė atsigręžti į save. Sau matyt galėčiau lengvai diagnozuoti perdegimą, nes po to porą metų nedirbau, ieškojau savęs, kaip ir daugelis, su kuriais šiandien tenka susidurti. A,
Po to kažkuriam periode pasiekiau matyti tą nepatogų amžių, kada jau į paprastus darbus nebesamdo, o į tokio pat tipo darbą nebenorėjau grįžti. Ir buvo toks vienintelis kelias, kuris man pasirodė aiškus, tai spręsti savo vidinės traumas ir patirtis, kurias turėjau, nes tai buvo ne vienintelė, tuo pačiu metu griuvo šeima, skyrybos, tai prisidėjo, išėjo artimai tėvai į Anapilį, dar sustiprino visą tą chaosą ir kartais tenka sutikti žmonės, sako, nebežinau, ko noriu, lik ir nebėra norų. Vat, tai teko iš naujo tą ugnelę uždegti ir galbūt kelionė į save ir darbas su savimi ir buvo ta apdovanojanti dalis. Ir šiandien dienai, kas padėjo man, labai gera dalintis tuo su kitais ir matyti jų pokyčius. Mano istorija labai tam tikrais atvejais panaši su jūsų. Aš taip pat išgyvenau skyrybas, tikrai buvo vienišumo jausmas begalinis, taip pat atėjo laikas, kai vaikai suaugo, kai iš viso tampi vieniša ir galvoji, kuo čia užsimti, bet vienas iš pagrindinių motyvų ieškoti, ką aš iš tikrųjų noriu veikti, tai buvo tai, kad aš dirbdama top menedžmente Lietuvos kompanijose, iš tikrųjų atrodo, turi viską, ar ne, ir poziciją, ir finansus, ir lyg ir pripažinimą, ir kažkas vis ne taip ir ne taip. Ir aš galvoju, kas yra ne taip. Ir aš supratau, kad ir mūsų tikrai išsiskiria keliai ne su viena kompanija, vien dėl to, kad aš pajaučiau vidumi, kad mes vertybiškai nesutampam, ateini lyg ir kompanija, viskas gerai. Tai tas toks pajautimas, mūsų nesutampa vertybės. Kompanijos yra puikios, tai viskas su kompanijom gerai. Ir aš supratau, kažkas negerai su manim. Ir va tas iš tikrųjų didžiausias lūžis įvyko tada, kai aš supratau, kur slypi mano tas potencialas, kur slypi mano ta energija. Ir ką aš iš tikrųjų noriu veikti, tai būtent po tų atradimų, kokia veikla man teikia didžiausią pasitenkinimą. Taip, tai buvo Dariau, tu pasakei, asmeninė studija apie save ir tai, kas man patiko kažkada gyvenime, kažkokiais momentais, kas man patinka dabar. Aš irgi dirbu su žmonėm ir man didžiausią pasitenkinimą teikia ir man tiesiog didžiausias įkvėpimas ir motyvacija yra toliau tą daryti, kai aš matau, kad po mūsų pokalbio žmogus jaučiasi geriau ir pas jį atsiranda daugiau energijos ir veiksmų gerinti savo gyvenimo kokybę visose gyvenimo srityse. Dėkui, Reda, iš ties labai smagu tą girdėti. Ar norėjau paklausti kitą kampą, o vat jeigu žmonės sako noriu pokyčių, bet nedrįstu, ir tikrai sutinkam tokių žmonių, kurie arba nemato tos ateities, arba nežino, nuo ko pradėti. Kaip patartumėt, mielosios, nuo šito taško judėti toliau? Aš tai sakau, kad žmonės ryžtasi pokyčiam arba kai skausmas yra labai didelis ir nebepakeliamas, arba kai jie mato kažkokią viziją, kuri yra labai viliojanti. Tai aš tiem žmonėm tiesiog patarčiau pagalvoti, ar jie nori laukti, kol tas skausmas bus toks nepakeliamas ir eiti tuo keliu, ar smagiau vis dėlto susikurti viziją ar pamatyti savo viziją, išsigryninti savo vertybės, išsigryninti, ko tu iš tikrųjų nori ir eiti tuo keliu. Ir taip, tai nėra visada lengva ir paprasta pamatyti, tačiau būtent mes tai ir padedam žmonėm pamatyti, ar ne, va, tą viziją, tuos motivatorius, tą tikrą vidinį pašaukimą. Tai nelaukti, kol labai skaudės ir reikės veikti, o eiti iš to kampo, kad aš noriu eiti tą savo viziją, savo tą tikrą gyvenimą. Man buvo labai nuostabus atradimas tai suvokti, kad aš nesu viena tokia, kuria su to gyvenimo kryžkelį ir ieškanti, atrasti bendraminčių, visada yra drauge eiti smagiau, drąsiau. Ir kitas dalykas, ką tikrai šalia to, ką pasakė Milda, man labai buvo svarbu rasti mentorių ar vedlį, kitaip sakant, ar žmogų, kuris mane padrąsintų
padėtų man mokytis. Aš tikriausiai nei matematikos, nei fizikos nebūčiau išmokus, ar anglų kalbos, jeigu aš būčiau neturėjus mokytojo mokykloje. Tai tikrai tam tikrais etapais mums reikalingas tas mokytojas, mentorius, kuris gali mums padėti žengti tuos žingsnius. Turbūt, jeigu būtų vienas sprendimo būdas, būtų lengva, mes jį būtumėm pritaikę ir nereiktų nei su žmonėm dirbti, nei ką atsiverti 5 puslapis, 3 užduotis ir padarai. Dažnai žmonės skausmingas patirtis prisimena ir sako, na, vat negaliu, vieną kartą pabandžiau, na, vat žinot, neišėjo, 2 kartus pabandžiau, nepavyko. O įsivaizduokite vaiką, kuris mokosi vaikščioti. Ir jisai 2 kartus pabandė atsistoti ant kojyčių, nukrito ir sakė, ne, daugiau nevaikščiosiu. Įsivaizduot? Turbūt neįmanoma. Va, bet suaugę dažnai priimam tokį sprendimą, kad jeigu 1, 2, 3 kartus nepasisekė, nu, turbūt ne man, per jaunas, per senas jau, neturiu žinių, patirties, nepavyko anksčiau, nepavyks ir ateityje, reikia pasisaugot. Vat tai su tokia programa gyvenant, aišku, sunku kokius nors pokyčius įgyvendinti. Bet tam ir yra žmonės, kurie palaiko, žmonės, kurie keliauja kartu ir vat ta bendruomenė, su kuria tu save apsupi, aš manau, yra labai didelis veiksnys kelyje link tikslų. Nu, viengi paklausus paprastą klausimą, ar norėtum vat, nugyventi tą gyvenimą likusi kaip gyveni šiandien? Jeigu džiugina situacija, jeigu džiugina santykiai, jeigu džiugina ryšys su finansais ar su kitais žmonėmis, sveikinu ir džiaugiuosi, labai gerai. Tai žingeidumas puiku, mes galim padirbėti. Bet daugelis žmonių, kuriuos aš sutinku, jie sako, norėčiau, bet. Tikrai būtų gerai, bet. Na, bet ir tada tenka skirti laiko ir dėmesio dirbti su tom kliūtim. Ačiū Dievui, kad gyvenimo kely teko ne vieną kliūtį asmeniškai pradirbti. Todėl dėkoju už kiekvieną kliūtį kelyje ir šiandien. To mokau ir savo studentus. Tai Reda, tai gal ir pristatyk mūsų renginį, kurį mes ruošiam rugsėjo mėnesį ir papasakok, kaip mes galim būtent padėti žmonėm, kurie ateis į tą renginį, atrasti tą savo kelią ir spręsti savo problemas. Mielai, tai Darius, Milda ir aš organizuojam praktinės asmeninių pokyčių dirbtuvės. Ir tai jau vyks rugsėjo 20 dieną Vilniuje. Mūsų renginys vadinasi Restarto diena, mano versija 2. Tai yra visus kviečiame su savo versija 1 atvykti, kad išvyktumėt jau kitokie. Vienas iš pagrindinių dalykų, ką noriu akcentuoti, tai yra mąstymo keitimas į tam tikrus įvykius jūsų gyvenime, į tam tikras nuostatas, į tą visą sukauptą emocinį bagažą, ką jūs turite su savim. Ir tai nėra motyvacinis seminaras, tai yra praktinis seminaras, darbas su savim. Taip, tai rugsėjo 20 dieną tavęs laukia pokyčiai. Tikrai laukia pokyčiai. Mes svarstėm, kaip pavadinti šį renginį ir pavadinom jį Restarto diena. Kodėl? Todėl, kad tu ateisi su savo versija 1, kuri galbūt jau atitarnavo ir tikiu, kad atėjęs su versija 1 išeisi su savo versija 2. Ir kokia ta versija 2? Tai ta versija 2 yra tavo versija, kurioje tu aiškiau žinosi savo kryptį, turėsi daugiau motivacijos, turėsi daugiau aiškumo, turėsi bendraminčių ratą. Man asmeniškai labai padėjo savo veikloje, augime, tame kelyje turėti bendraminčius. Ir toks renginys su tokia energija žmonių, kurie atėjo visi pokyčiui, atėjo pasiruošę pasikeisti, visada sukuria labai labai daug kūrybinės energijos. Ir vieną dalyką labai noriu akcentuoti, kad mes iš savo versiją 1 galime daryti pokytį versiją 2 tik tada, kai keičiame mąstymą. Ir tai nėra teorija, mes tiesiog pamokysime, kaip išmokti, pakeisti požiūrį tam tikrus dalykus ir būti laimingesniais, gyventi geresnį gyvenimą, santykius susitvarkyti, daugiau įgyti pasitikėjimo, suprasti, tai kur mano to gyvenimo prasmė, kur ta mano energija slypi. Ačiū, Reda. Dariau, ką pridėtum dar nuo savęs?
Jeigu darysi tą, ką darai iki šiandien, tikėtina būsi ten, kur esi šiandien. Tad kviečiu netidėlioti gyvenimo, o imti jauti už ragų, susitikti akis į akį su baimėm, apribojimais, įsitikinimais, atidėliojimais ir su mūsų pagalba perlipti per tai, pakliūti į tai, kas yra ta tikroji tavo versija 2.0 ar kaip tau be patiktų. Tad jeigu jauti nors menkiausią virpuliuką viduje, kad jau metas, vadinasi šitą žinutę tau. Susitinkam rugsėjo 20 Vilniuje ir mes padarysime viską, kad tai taptų realybė. Iki greito susitikimo gyvai. Iki Iki. susitikimo.